Sveiki, jūs žiūrite Fotografas TV, LNK, pramoginės laidos Radžis ieško žmonos fotosesijos užkulisius. Rugsėjo 15 dieną nepamirškite žiūrėti LNK. Peržiūrėję šį video paspauskite like, o aš tuo metu einu fotografuoti. Iki malonaus. Pabendrauti su fotografais, jie gali atskleisti įvairių paslapčių, kaip pozuoti. Ir tai yra mano hobis, kad turėčiau gražias nuotraukas ir kažką parodyčiau savo vaikams, anūkams, kaip bus visada. Na, dabar kaip tu manai, tu esi geras modelis? Ką tu jau teko daryti? Pasakyti, mane fotografavo, tiek ir tiek fotografų, ar ne? Savo įspūdingiausią fotosesiją papasakojau, savo geriausią pasiekimą. Mane fotografavo iš tikrųjų labai daug fotografų, bet labiausiai pradėjau, galbūt ne tai, kad populiarėtų, tiesiog įgijau labai geros patirties iš vieno gero fotografo, kuris man padovanojo gimtadienio proga fotosesiją. Aš turėjau labai gerą portfolio. Pristatinėjau apatinį trikotažą į internetinę parduotuvę rūbus. Teko ir sudalyvauti erotiniai fotosesijai, lygiai taip pat ne tik fotografuotis teko, bet ir filmuotis masinėse scenose, reklamose. Filme lietuviškam, kuris išėjęs 2014 metais. Ir ruošiuosi tai daryti tol, kol mane kvies fotografai įvairūs, režisieriai, kol nepasensiu, kad turėčiau ką prisiminti. O dabar pozuoti apsinuoginusiai sunku? Taip, pozuoti iš tikrųjų apsinuoginusiai yra labai sunku. Ir aš nesiruošiu tai daryti pastoviai, tiesiog labai norėjau vienos tokios fotosesijos, man pasiūlė, aš sutikau šiaip, kad turėti savo nuotraukas, o ne kažkam. Turiu namie 2 didelius savo plakatus nuotraukų. Vienas plakatas yra erotinis, tenais aš esu aišku prisidengusi krūtinę, bet jisai kabo ant mano sienos ir kai ištekėsiu, turėsiu vyrą, tokį kaip pradžią. Labai norėčiau, kad jisai man leistų kabinti ant sienos mano nuotraukas fotosesijai ir kad turėtume ką prisiminti, galbūt teks ir kartu sudalyvauti kurioje vienoje fotosesijoje. Gerai.